Tai va, čia buvome Palangoje, buvo gintarų šventė ir man prašė labai daug kas suvenyrų, sako, su gintaru ką nors. O kur gintarą dabar įpilti? Reikia padaryti tokius va maišiukus. Pasidarai maišiuką, prisipilė gintarukų, žmogus pats prisipila kiek jam nori, aš jam gintarukus dovanoju gintariukus. Ir jisai vat suvenyrą turi ir veža kur į Angliją, Braziliją ar kur nors, vat kiti žemė pila, mes Lietuvos auksą vežam dovanų. Tai čia dabar įsiparceliavęs aš tuos kapšiukus gintaram, tai reikia man prisigaminti naujų dabar, kad vėl kitam kartui būtų. Tai matai, kad aš su tais gintaristais labai daug bendrauju. Darau jiem įvairius papuošalam dėžutės, darau ten jie, karolius brangius daro viską, aš tas dėžutės, galėsiu parodyti jums. Odinės dėžutės, jo, ten įdedame gintarus mes ir jie tada dovanoja, arba į užsienį veža, ar dar ką nors. Tai va, aš jau nežinau, bet aš su jais bendradarbiauju, o jie, kad ten kažkokį tai karoliuką padaryti, jie kai tik antrą tiek gintaro supjausto į gabaliukus, jį ten kalapalų padaro, iki pjausto, tos atliekos lieka. Tai, kaip sako, atliekų nėra gintare, nu, bet jau panaudoti negali. Tai man mes bendradarbiaujam su jais. Tai čia labai tvarus verslas. Nu, taip, draugiškas. Amatas, jo, čia aš ne verslininkas, aš amatininkas esu. Verstis per galvą nebemoku jau, amžius nebe tas. Nu, anksčiau mokėdavau, buvau, įmonę turėjau, bet aš jau aptingau, dabar ateina, kaip sako, vienam reikia valdžios, kitam pinigų, trečiam garbės, aš dabar ramybę labiausiai vertinu, man tai pats brangiausias dalykas. Na ką, tokius du padarėm, dabar reikia mums dar juostelį įsipjauti, aišku, kad mes dabar galėtume surišti su kuo. Va, čia pas mane dar ir vaikai ateina čia, gimnazija netoli. Ne, tiesiog tokie nulinukai, pradinukai, ten iki 5 klasės, jiem įdomu dar tiem vaikam. A jau didesni, kai ateina, tai tik tai ateina, pakrapšto nosį ten. Pirmas klausimas, ar apsimoka, ar uždirbi. Nu, sakau, rūmų nepasistatau, bet darbo turiu. Na, pasidarėm dirželį. Ir ką dabar, jeigu mums reiktų, mes dabar turėtume jį suklijuoti. Taip. Paimsim klijuko, sutepsime. Pasidarysim kapšelį. Pripirsim gintariukų ir padovanosim. Ir bus iš pajūrio dovana. Plotniuko pradžios. Ne, greitai. Čia aš suklijuoju, kad man siūt lengviau būtų. Čia praktiškai dabar reikės siūti, jo, nes va matot, va, po to mes čia biškį pagražinsim kampuką. Nu, dabar einam prie siuvimo mašinos mes. Kai įpranti, tai tokį dalyką labai jau greitai mes. Sudėtingiau jau daryti piniginę kokią nors. Dar stauda labai sunkiai traukia. Biškį neįžymą. Nieko, gerai bus. Nu, žinai, nu, kažką tai nu reikia mus, nu, gyvenu iš to, žinot, valgyt noriu. Vaikam padėti reikia, o
Aš be veiksmo negaliu gyventi, kaip mano čia vat, šalimai amžinatilsį kaimynas kunigėlis buvo. Tai jis 90 metų čia vat robotas žalia stovi. Pats nusigramdė, aš jam dar tokį gramdiklį daviau. Vienais metais, kitais metais pats nusidažė, sakau, duok padėsiu. Sako, kol aš judu, tol gyvenu. Tai vat jis man labai geras buvo pavyzdys gyvenime. Man taip jo žodžiai įstrigę. Taip, kad dar aš stengiuosi kuo daugiau judėti. Taip, dabar dar biškį pasigražinsim. Esu Tautvydas Rudys, amatininkas, odininkas, kaip dar pavadinti, kiti sako tautodailininkas, aš savęs nelaikau tautodailininku, paprasčiausiai amatininką, nes gyvenu iš to amato. Tautodailininkas, aš suprantu, kad kūrė dėl savęs, dėl savo malonumo, aš dirbu dėl malonumo ir dėl darbo ir dėl duonos. Na vat. Nu ką, gyvenu Darbėnuose, buvęs Vilnietis, dabar jau nuo 2001 metų vasario 13 čia Darbėnuose, žmona klaipėdietė. Pagal charakterį ne miesto žmogus esu, taip ieškojau, kur sodybą gal palei Vilnių ras, bet galų gale nutarėm su žmona, kad važiuojam į tavo kraštus ir čia rūkis. Taip ir įsikūriau, aš dabar gyvenu ir nesigaliu. Oi, mano kelias sodininkystė buvo senelis. Mano buvo, kaip ten. Aš vis maišau, šiaučius, kriaučius. Šiaučius tai yra kur siūna drabužius, ne, ar atvirkščiai. Ar kriaučius, kur siūna odas. Tai senelis siūdavo kailinius kepurės. Tėvelis amžinatilsį buvo dailininkas. Jisai su oda dirbo Vilniaus dailės kombinate daug metų pradirbęs. Jisai, taip. O aš tėvo pėdom nuėjau taip pat irgi. Kariuomenė išėjau. Kariuomenė dar sovietų laikais, po to Stepo Žuko tą technikumą vados stojau. Na, taip ir vat. Visą gyvenimą, nuo 16, galima sakyti, metų tėvukas mirė, man buvo 11 metų, tai 16 metų sukako, mama buvo antros grupės invalidė, gyventi nelabai. Na ir išėjau dirbti. Ir mano tėvukas senas darbuotojas, kūrė praktiškai, jis pradėjo ir įkurtą dailės kombinatą Vilniuje, čia buvo 45-46 metais. Nu ir ten pažįstama mane ir įdarbino, direktorius kartu su juo ten taip ir visą gyvenimą iki 89 ir pradirbau. Po to prasidėjo tie kooperatyvai, kiekvienas ant savęs pradėjom dirbti. Na tai va taip ir vargsus tavo tai. 2001 vasario 13 dieną, kaip dabar atsimenu. Kažkaip tai taip vis, nes būdavo aš žmona klaipėdietė, gyvenom Vilniuje, dukra, šeštadienį, sekmadienis, aš jau kokį penktadienį už meškerių ir prie upių, prie miškų, į miškus ir pabėgus, sakau, negaliu, man reikia atsipūsti. Tai, žmona ką, žmona į Klaipėdą, ir sakau, kiek mes čia galim mataluotis išeiginėm dienom, sakau, gal vis dėlto metam tą miestą ir einam kur ieškoti, nes būdavo grįžti iš dirbtuvės, pas mano Rugyklos gatvėje buvo dirbtuvės. Grįžti iš dirbtuvės, atsisėdi ant sofos, pasiimi vaiką ir iki Maksimos ir atgal. Gerai, dar Vingio parkas netoli buvo, birželio 23, ten kur dar Grąžto gamykla seniau buvo, dabar jau nebėra, gyvenau. Taigi Vingio parką visas pramoga būdavo. O dabar prašau, koją paspiriu, aš laukia, šuniukas yra, vaikai laimingi, nukeliai atvažiuoja. Gyvenu ir nejaučiu vargų. Žmona jo, rankinukai mano, tai aš viską papuošimus padarau, o kur pamušalus, kur kaina jau susiūna, nes man siūnu, bet aš, kaip sakau, siūnu tik iš bado. Pagrindė aš daugiau darau tokius, kur kokias dėžutės, garbės svečių knygas, albumus, ką nors tokio, kur jau suformuot, kur į formas ir kur biškį, gal meniškiau, gal ką. O tokius darbus, tokius, kai neturiu kokio darbo užsakymo ar ką, tai tada darai vis tiek važiuoju kokią mugę ar pakviečia, kokie sudalyvauti, edukacijas kokias pravesti, amatą pademonstruoti. Būna atvažiuoja pas mane čia, kai tautinį paveldą turiu, tai ir iš Biržų, iš Zarasų parašo, sako, mes norim projektą parašyti, atvažiuoti pas jumis, ar galėtumėt pamokyti, kaip čia knygą padaryti. Kodėl? Ne, sakau, prašau, argi sunku.
Vat kitą savaitę irgi mokinukų vėl ateina, dažnai mokinių pas mane čia prieina, ypač mokslo metų pabaigoje. Tai visas pajūris nuo Šilutės iki Šventosios ir iki Skuodo būna atvažiuoja. Nu, ar gaila vaikam parodyti, papasakot. Šiais laikais jaunimas, jeigu vienas susidomi, tai labai būna smagu. Na, kad, žinai, dabar jau kiti laikai, technologijos, tos visos, viskas, aš nežinau, aš kaip senas žmogus, senų tų laikų žmogus, man tos technologijos nelabai prie širdies, kad ten sėdėti, magita, aš geriau kažkur tai, ar po mišką, ar pažvėjuosi, ar kažką ateisiu čia, papaišysiu, pamastysiu, kažkaip tai mano beprasmiškas laikas. Nu, bereikia, reikalingos. Ne, aš nieko nesakau, kad jos nereikalingos, bet kiekvienam kažkas tai prie širdies linksta. Man nelinksta vis. Gal numo žmona, tai va, prašau, jeigu man kokius ten bankinius ar ką pavedimus reikia, nu, kitą kartą sako, reikia pavedimą per banką, elektroninį parašą. Aš net reikėtų išmokčiau, bet kai žmona įpratinė, sakau, jinai mano kaip ir buhalterė, ir direktorė, ir vadybininkė, kaip ten, ir visus elektroninius paštus, ir jeigu kokią reikia renginį užregistruoti, jinai registruoja, aš nelendu jinai. Nu, žmogus moka, jinai krupulinga tokiem daiktam ir, nu, tai ką aš. Tai ką man žmona turiu padėti? Pabamba kitas, kad vėl pristoja, nu, bet sakau, ką darysi? Benziną tai reikia tau užpilt, sakau, o kas benziną pila? Vyras, važiuot nori, nu, tai kur jinai dėsis? Taip ir gyvename, kaip ir visi. Nu, man visų pirma, man tas pavadinimas labai malonus, kad tautinis paveldas. Nu, kažkas tai vadinasi nuo tautos, dar nuo to seno laiko, aš kaip toks pats seniena ir prie senienų linkęs, tai man visas tas, nu, labai suintrigavo tas pavadinimas. Aš jau gana senai įstojęs, aš pagal numerį tik už kažkur tai 600 ten esu dar iš tų pirmųjų. Nu ir man kaip sužinojau, aš tai pradėjau domėtis, čia tie kretingai yra kultūros skyrius, paskambinau, jos ten susiskambino su Vilniumi, nu jos ir man padėjo, nes pats aš gal nelabai būčiau ten ir atvažiavau, ir ten reikėjo fotografuoti ir aprašyti, nu, čia didelis darbas. Kaip ne taip, kad ten kur nors kitur įstoti, ten atėjai, parašė ir bilė tik stoja, ten sudėtingiau. Nu ir darbus ten reikėjo nusist, nu komisija viskas įvertino ir gana labai gerai įvertino, ten vieną darbą, man net 8 ar 9 darbus įtraukė į tą paveldą, kad aš galiu jau tautinį paveldą. Nu ir man vien tas statusas malonumo jau aš jau esu, ne šiaip amatinikas, bet dar tautinio paveldo amatininkas kažkokį, tai duoda moralinį pasitenkinimą. Aš naudotis tuo statusu, kaip ten kiti ten ar kažkur tai ten mūgėse susigražinti, aš nesinaudoju, ne dėl to aš stoviu tą paveldą, aš stoviu tiesiog dėl savo moralinio pasitenkinimo. Nu, aš tiesiog čia jums reikėtų parodyti, aš stengiuosi į kiekvieną savo gaminį, kur kažkas tai kiek įvelt tautinio ar raštą, ar elementą, ar formą, nu vis tiek kažką tai tokio tautinio turiu padaryti. Nu, pavyzdžiui, ar kokią garbės svečių knygą, ar kokį albumą, ar ką nors tokio, tai vis tiek vat, yra mano, gal ir biški senoviškai atrodo, gal ir provincialiai, nu, bet kad man patinka, tai ką aš galiu padaryti. Aš jau to modernaus meno to nelabai, kaip, jeigu jau tautinio paveldo, tai aš ir darau, stengiuosi daryti tautinio paveldo. Net galėsiu jums parodyti, dėžutės yra pagal tautinio paveldo, dar knygos yra padaryti. Dažniausiai renkuosi pagrindinė medžiaga, tai yra pas mane natūrali oda, kardonas, klijai, nu ir pamušalas ten, jau pamušalas įvairūs, pagal gaminį, ar šilkas, ar medvilnė, ar linas, ar ką jau ten gaminys reikalauja, kas tai. Viskas vietinės, viskas iš lietuviškos, tiesa dabar odos jau nebeišdirba, anksčiau jeigu bankrutavo visos gamyklos, tai dabar jau yra tie tiekėjai, iš tiekėjimųjų, nežinau, jau iš Italijos, iš Lenkijos veža, aišku, labai gaila, kad buvo tie gamyklų labai stipri mūsų Lietuvos oda, Šiauliai, Kėdainiai, nieko nebeliko, viskas iš paceliota, na, ką padaryti. Jau, Kėdainiai visi darė, Šiauliai visi darė, jau senai.
Tai va, dabar jau iš lenkiškų medžiagų, kaip sakoma, nu, kinietiškų nesiunčia, bet... O mūsų labai oda, labai iš vis mūsų Lietuvos oda, iš vis mūsų klimatinės juostos, kur mūsų yra, per vat mūsų, tai yra pati geriausia oda, nes jinai gauna ir šalčio, gauna ir karščio, ir jinai yra pati, nu, tvirčiausia, nes, pavyzdžiui, padimk pietietišką, kokią ten indišką rusbekį, tai jinai kaip popieris, gali plėšyti, nes jinai ten vien karšnis, jinai poros tos retos, jinai nu, neturi stiprumo, o mūsų oda būtent, vat, italai ten ar dar kažkas, tai va, šitie visi, kurie ten tas gyvulis lūpas skerdžia, tai pagrindė jiem ir parduoda, jie labai vertinama yra mūsų oda, mūsų klimato. Praktiškai nuo išdirbimo yra oda augalinio išdirbimo. Va šitą čia va, oda jau yra baldinė, čia jau daugiau baldama ar tokia, nu, chromuota. O yra, kur gali pats dažyti, pats formuoti, pats, jinai tai balta yra, nu, turiu tenais parodyti, jeigu ką. Su ja, bet su ja jau taip masiškai dirbti jau nebent kokį individualų, ką nors tokį jau atlaikaus taip. Ypatingam darbui tiesiog laikau. Nu, kaip desertas jau, kur žmogus prašo padaryk man čia išskirtinį, ką nors tokio jau, kad ekskliuzyvų, va, tai aš jau padarau. O šiaip daugam teko dirbti, net Baltarusijos Lukašenko prezidentui dariau dovaną, teko. Čia jis, kai važiavo į Venesuelą, dar tas Čalzas, ar kas ten buvo, tas amžinatis, irgi tas prezidentas, jis važiavo ir čia Lietuvos gintaristai padarė ant tokio ąžuolo iš jūros plautų, tokį kaip laivas ir tokį gintarą uždėjęs. Nu ir man reikėjo padaryti tą, tokią dėžę iš odos padaryti, kad aš daug tokių visokių kryžių sudaryti. Na tai va ten teko, ten ir tai aš kur sužinau, ten auksinė plokštelė buvo. От президента Лукашенко, прибалтийского, белорусского народа, ten čaržą, nu kažką tai, tiksliai neatsimenu, bet kažkas tai tokio, tai aš sužinojau. Tai va tas jis man toks įstrigo, kad batką dariau. Tai dar, palauk, atrodo prie Daunpos buvo, nepamenu. Tai va tam. O taip daug darbų, daug ir mano darbų, ir Pietų Korėja, ir Australija, nu, po visą pasaulį važinėjau. Tvarumas. Visų pirma, jinai gaminys visai kitoks, kokybiškesnis, ilgamžiškesnis yra. Ir darbas kitoks, ir dirbtinę odą padaryk. Nu, kažkoks kitaicas ar dar kas nors būsiu, kad, tiesiog. Nuo mažens įpratęs, nuo senelio gal genuose pas mane į tą odą įaugė, kad aš. Ir dabar yra tokių dirbtinių odų, kad tu neatskirsi, aš pats neskirsiu, tik paėmė, va, į ranką aš jau kai jaučiu. Šilta, jinai šilta, ta kaip nori, nenori, nešalta, bet yra tiek išdirbta, kad nesumaltas, va čia įlieta, atrodo, ir šitas, bet jinai prapjauk ir va, tu matysis, va, tai dirbtinį odą. Šveicarai, Japonai padarė, kad, sakau, ten ir stipri, bet vis tiek jinai dirbtinė, jinai sumalta ten, permalta, suklijuota ir... Jo, didesnis gabalus kažkur tai kažką, tai būna, pavyzdžiui, valgiaraščius odinius darai, tai ten iš vis yra gabalas, kaip iš odos tris išpjaunė, va tokios va, ir lieka kišenės visokios, tai arba piniginės padarai, arba taip smulkmenas, ne viską sunaudoji, nuo odos priklauso, aš labai daug išmetu labai tų odų. Ar nes aš... Jo, aš atiduodu vaikam būna, ten visokios, po to tie dienos centrai, tie, kur neįgalus, ten kažkokias tai suvenyrus, dovanėlės duoda, tai tiem atiduoda, ten jie paprašo, išmesti, lengva išmesti, bet gal žmonės kažkas to laiko turi, kažką tai su karpu, kažkokius tai smulkius dalykus, aš tam kantrybės smulkiem visokiem nelabai turiu. Jeigu taip jau žaisti iki smulkmenų, tai man sunku išgyventi, bet tai man biškai stambesnis reikia darbas. Nu, nežinau, žinot, kaip dabar pas mus, pavyzdžiui, dabar reikia kažkokį tai piešinį, reikia spaudą pasidaryti. Pas mane ten kito vietoje yra presas karšto spaudimo, ten spaudė odą po 95 laipsnių temperatūrai karščio.
Nu ir kas, nu aišku, lengviausia būtų, jeigu kompiuteriu tai susirinkai tą piešinį, nusiuntė į Vilnių, į tą metalografiją, yra ten, kur gamina tas spaudas, klišes, kaip vadinamės. Bet aš vis tiek stengiuosi ranką piešti, nu aš kažkaip malonumą jaučiu. Tu prisipieši su tušu, juodai, baltą, po to nufotografuoji, tą perkeli į kompiuterį ir tada jau įsiunti į tą, kur man reikia spaudą. Nu, matot spaudų, kiek visokių va yra pas mane. Čia kiekvienam darbui. Parodykit, kaip atrodo ten. Ai, prašau. Prieš kamerą. Prašau, matot, va spauda yra, va, ir čia, va, pavyzdžiui, iš šito spaudo, va. Šitas spaudas skirtas pas mane šitom knygų skirtukam. Kas čia, va. Čia va verpstė irgi, čia dar iš senų laikų, dabar naujesni spaudai, tai biški jau kitokie yra, jau jie, jau biški rimtesni. Čia dar seni, čia va Kurėnas kažkada tai dariau, Žinatėms ir Romas, kur paskendo. Va taip teko bedarbiauti, aš jam suvenyrus su Kurėnu dariau, ten tokias užrašų knygutės, po to aplankulus knygų. Nu, tai tenka ir su įdomiais žmonėm kitą kartą susitikti su tokiais jau. Aš žinokit, kad po biškį modernioji ta visuomenė pradeda mąstyti, pradeda atsigauti kokiais metų 10, atgal 15. Tai eini, pavyzdžiui, mugyti. Aš dažniau prekiaudavau, dabar jau taip aš biškį jau rato pažinčių turiu, jau daugiau namuose sėdžiu, mažiau aš po tas mugės, kad noriu pasižmonėti, su draugais tik pagrindė taip pažiūrėti. Kad žinokit, dabar pradėjau jau vertinti. Anksčiau ateina, pačiupinė, šūdas kinetiškas ir nutrenkė ir jam būdavo vienodo. O dabar jau ateina, o rankų darbas, jau jis mato, jau skiria, kur pavyzdžiui, atėjęs pas mane, o čia, sako, pas meistrą atėjo, jau sako, jau čia jau. Žinokit, tobulėja mūsų visuomenė. Protingėja, tobulėja visuomenė, tikrai. Dėl šito. O buvo, sako, 15 metų atgal, tai juodas kašmaras būdavo. Darydavai kas pigiau, kas paprasčiau, vis tiek būdavo, sakydavo, kinietiškas. Na. Domisi, žiūri, šnekina ir prašo atvažiuok ir prašo kitą kartą pasimokyt, gal galiu ypač. Aš kaip pajūrį gyvenu, ten kokie Palangoje ar ką. Oi, sako, bet lietus lyja, ar galėtume pas jūs atvažiuoti pasižiūrėti. Nu, kodėl ne, sako, prašau, sako, neįsivaizduoju, kaip čia dabar šiais laikais galima kažką rankom padaryti. Sakau, be problemų, atvažiuokit, kavos, alaus išgersim, pakalbėsim, sakau. Nu, tai pamato, parodo, pašnekam, alaus atsigeriam ir jam smagu, ir man smagu. Šiaip aš tai nešnekorius esu, bet jeigu žmogui gera, tai ir man tada gera. Aš suprantu, kad kažkaip tai reikia vienas kitam, kažkaip su vienas, ar ten nusispyrus, ar ten vėl kažkokius piruožius savo rodyti, ar menininką vaidinti. Tai ne mano charakteris. Būna per mugės ateina, tai koks nors paėmė, ką nors išvarto, šūdas. Kiek? 4 eurai. Nu, jeigu 3 duosi, ne, sakau, šūdas neduosi. Ir principų dalykai yra. Ir aš turiu savo principų. Kaip tu su manim, taip ir aš su tavim. Visokių žmonių yra, jo. Visur, kaip ir visur, jo. Nu, kaip aš jums pasakysiu, kad žmonės dabar jie išprusę yra. Jie žiūri, kad ir estetinis ir tvarus būtų daiktas. Vis tiek, prekinu palyginus, ne pigi, pati žaliava yra brangi, rankų darbas. Nu, aš nesakau, kad aš jau ten irgi ir man ir uždirbti, ir mugę reikia, ir vietą susimokėti, ir viskas. Bet žmonės ir, turi būti ir estetiškai, ir tvaru. Jis ateina, jis pamato. Žmogus tiesiog jau nėra taip, kad jisai. O kad iš kitos pusės per tiek metų aš jau turiu savo tą ratą klientų, jau jie patys man paskambina ir atvažiuoja. Ir aš sakau, atvažiavo čia nesenai vienas mūsų vietinis, jis sako, o piniginį 5 metus pirko surinkčiau, sakau, tu greičiau nešiok, aš be duonos liksiu, taip sakau, negalima. Nu, kad sako, laiko. Tai aš dabar mugėj sakau, pavyzdžiui, piniginį, sakau, 3 metus garantiją duodam. Tai kiek aš per mugės važiuoju, tai vieną tik tai piniginę man grąžino. Ir ten mano klaida buvo. Ten vieną šoną apsiuvau, kažkaip tai, kai darai, tai 10-15. Ir kitą kraštą tiesiog kito nedasivau. Žmogus ten panešėjo, kiek lygiai laikės. Ir tos kapeikos ten byra. Jis man skambina, sako, blemba, tu sakėjai, gerai, kad vietinis kretingiškis buvo. Sakau, atsiprašau, važiuoju. Bet svarbiausia, kad jis, sakau, imk naują, sakau, dar aš tau lauktuvų didėsiu, atsiprašau,
Ne, sako, aš šitą įsirinkau, man sako, prasiuk tavo vietą. Nu, dasivotai, jis patenkintas, gražiai išsiskyrėm. Nu, pasitaiko, visiems pasitaiko. Šitos plekšnės mano žinomumą labai suteikia. Yra, vat, žinot, kaip būdavo seniau, šitose dirbtuvėse sėdžiu, seniau. Būdavo tos tokios dviračio kamera ant to, kaip senovėj. Nu, aš irgi susisukdavo, žinai, susisukau, nu, blemba, musės vis tiek. Pukšt, musės, guli. Aš žiūriu į tą musę ir į šitą žiūriu. Nu, galvoju, velnės, su oda dirbu, su guma daužau aš tas musės. Paėmiau, įsikirpau paprastą trikampį, panašiai kaip tą pasidariau. Negalvoju. A, jinai taip guli. Aš ją taip pasidėjau, pasiėmiau pieštuką, nu ir piešiu. Nu ir štai ir musė man ir gavosi, nu taip ir gimė. Ir čia vienais metais Nidoj, čia aš anksčiau dar dažnai Nidą nuvažiuodavau, dar jau pritingiu. Tai būdavo ten per Jonines, ten skelbdavo metų gaminys, ten pereidavo komisiją, ten, nu taip, žinai, per Jonines ten būdavo ten ir televizija Lietuvos suvažiuoja, ir viskas, ten daug ir koncertai, ir ten dokim garo viskas. Nu ir buvo metų gaminys išrinktas, šitas, tai mano šita va. Po to draugas atvažiuoja iš Jungtinių Amerikos valstijų. O aš kažkada tai buvęs dar tais laikais dirbęs kooperatyvė ten tokiam. Ir tas kooperatyvo pirmininkas į Kanadą išvažiavo. Ir mane irgi kažkur tai mugėje sutiko, jo ten draugas pamatė, sako, padaryk jam į Kanadą, jis paprašė, toks Miša Rasicanas, sako, 200 vienetų į Kanadą, nu, tipo išsiusim. Tai gal jis tam paprigęs, nu, aš įsiunčiau kitą rudeniop jau atvažiuoja draugas iš Jungtinių Amerikos. Rodo, va, aš visada spaudžiu pagamintą Lietuvoje, tau dasardys, kad nes jau ten kai kas kopijuoja, jau ten biški pachaltūrina, nu, nesvarbu. Nu, atveža, sako, žiūrėk, aš tu atvežiau. Sako, po kiek tu atiduodi? Nu, sako, aš labai, po 5 eurų, sako, va, už 40 eurų parodoju, Los Andželė nupirkau, sako, atvežu tau daug. Nu, vat kokia istorija būna. Nu, tai grįžo iš Amerikos man vienas. Sako, specialiai tau pirkau atveždavau. Ai, tai čia buvo laikrodžiai kaba, šitie, tai čia į Ruskiną gamindavau. Iš Kaliningrado atveždavau man laikrodžius, tipo, japoniški, nu, aš abejoju, kad ten japoniški. Ir po to padarydavau laikrodžius atvežau, man reikėdavo apyrankę sugalvoti laikrodžiam padaryti, žinai. Na ir, o jie po to siūsdavo į Maskvą, kažkokį ten baikerių parduotuvę. Ir aš nežinau, man vieną kartą žiūriu, sėdžiu, nes ten, žinot, kaip Maskvoje įlysti iš Kaliningrado, ten ta rinka, ten yra labai sudėtinga. O jie, tipo, sakė, o dar tas Putinas, Putketas vadinamas, buvo dar tik tai prezidentas, tik tai. Pas mane svečių negaliu. Sviečia valgyti. Į šitą patį. Ir aš žiūriu per televizorių, nu negaliu pasakyti, bet atrodo su mano apyrankiais įsidėjo. Nes jie sako, kad ten ta rinka, tai sako, mes Putiną padovanojom laikrodį. Nu, bet labai panašus. Taip kažkaip ranką padėjęs, sako, man atrodo apyrankė. Matai, kaip tenka. Ir priešam gaminti tenka. Teko, bet čia buvo labai senai jau dar. Dar litai pas mus buvo, nepamenu, aš jau dabar gerai irgi. Nu, tik jis prezidentauti, kada jis tam pradėjo, aš nepamenu, kaip 9, kažkur, tai ne mano reikalas, jis man nerūpi. Tai va, tai tokie dalykai. Kas dar apie mūsų papasakosiu. Irgi, Nidoj prekiaujam, ateina korėjiečiai. Pietų Korėjos, korėjiečiai, delegacija visą, gal kokie 15-20 žmonių, aš ten gal kokie 50 jų pasigaminęs. Nu ir, kaip sako, kam čia skirtas? Nu, aš nelabai jau kalbu, bet, nu, šiaip, kaip sako, noriu su bežinė galėsi kalbėti. Šiaip, ne taip. Birštais ir kalbom, kiek biški angliškai, kiek biški, kiek rusiškai, kiek lietuviškai, kiek vokiškai. Kiek po keli žodžius aš visų sakau. Nu, išaiškinau, kad čia yra musmušė. Nu, jie vienas kitą ten pradėjo daužyti, juoktis, jie patenkinti. Visus išpirko, apsuko ratą, vėl atėjo. Gal dar turit? Ne, sakau, jau nebeturiu, sakau.
Tai sako, mes dar tokio nematėm. Čia irgi kiniečiai atėjo, duok 10. Nu, sakau, viską, dabar jau Kinija paleista, sakau, man jau bus šakės, bet kažkaip tai dar neteko pamatyti. Čia irgi prieš kokius 5-6 metus. Gal pas jos misijų nėra? Nu, nežinau, bet jau ta idėja irgi jau patiko, pasiėmė 10, sakau. Bet jie rusiškai gerai kalba, sakau, taip, čia man jau, sakau, batas, sakau, jau jūs pradėsit masiškai tūkstančiais gaminti, bet neteko dar. Palinkėčiau kantrybės. Visų pirma, kantrybės ir noro. Be noro ir be kantrybės tu, kas, paskubėsi, nepadarysi. Imlus darbas, kruopštus darbas ir... Pats žinom, rankom duobę kasti, arba vis tiek reikia rankom dirbti. Vis tiek yra tas... Kūrybiškumo reikia. Galvot, mąstyti, norėti. Ką aš daugiau galiu palinkėti. Nusistatyti tiesiog reikia. Kaip sakant, ne visi kosmonautai gimsta, ne visi amatininkais gimsta. Taip, kam kas duota. Yra, bet pasakysiu mažiau. Kai aš jaunesnis buvau, tai būdavo daugiau tokių. Yra visokių, dabar mugės pereikit ir gamina, irgi daug tų visokių gaminti. Kas pina, kas audžia, kas vėl, kas ką yra. Kiti yra budriukų, prisidaro ten. 5-6 darbuotojus pasisamdo. Aš tai nesuprantu, kaip galima važiuoti per kas savaitgalį į mugę. Tai reikia pasigaminti atvažiuoti. Nežinau. Gal kiti žiemą daugiau, gal jie dirba daugiau, aš tai jau pritinginė esu. Bet kad mano tikslas nėra taip, kad po mugės važiuoti. Mano tikslas geriau man, kaip ateina užsakovas, kažką tai užsako, man tada dirbti, reikia galvoti ir ypač dar kai pasako. Aš tavim pasitikiu, padaryk, kad gražiai būtų. Tada atsakomybė tenka. Visai kitaip darbas. Duši, galvoji, gal ir lėčiau dirbi, bet kažkoks tai jauti tokį dvasinį pasitenkinimą. Pena kažkoks yra. Pamiršau, bet nieko. Tai mes vis tiek išeisim iš. Nėra padėties be išeities. Taip. Nenupjauju, bet aš užmiršau užknėdyti auselę raktui pakabinti. Būna, žinai, visko gyvenime reikia, visko būna, mes padarysime. Čia buvo moskviečiai, jie tokie, kaip sakant, tam kartui, kai siūnė ar ką pritvirtinti. Jie taip ilgai nelaiko, bet to darbo jie man reikalingi. Tą maišiuką dabar mes išversime į kitą pusę. Kad jau būtų mums vaizdas geresnis. Daug maž jaučiu, žinai, bet kai darai kokį, aš taip po vieną nedarau, 20-30, tai žinok, būna papuola, kad ir vienas prasidėjo kitas. Tai taip, bet čia pagrindai iš atliekų darai, jau iš geros odos nugavo tokios darbam, geros odos, kad vis tiek tų atliekų prisirenka, aš išdalinu, čia gimnazijom duodu, būna dienos centrai ten, žinot, kai būna neįgalėjai, ten visokius gaminukus daro, tai iš Palangos atvažiuoja pas mane, tas atliekas pasiima, tai aš išdovanoju. Ir ką, mes turim, žiūrim, kad turim. Dabar mes išlyginam. Dabar pripilam gintaro. Kiek sakykit, užteks? Aš nedarau, gal tai čia grožė ar ką? Štai, panulė, prašom, gatava.